Sveiki, gerbėmiai. Šiandien yra 2024 m. rugpjūčio 11 diena. 898 karo Ukrainoje diena. Aš šitą rinkinuką savo komentarų pavadinau karo Ukrainoje diena, nors iš tikrųjų karas vyksta ir Rusijoje irgi. Vakar grojau festivalyje Didžioji kova. Ir susibūrė būreliai ir vyksta įvairios diskusijos. Ir vienas jau toks solidaus amžiaus žmogus klausia, o kodėl Ukrainai susiveržė į Rusijos teritoriją. Aš sakau, matote, karo metu valstybinės sienos neegzistuoja, nes realiai tai yra tik tai linija žemėlapio. Mane domina kitas klausimas. Kodėl ne anksčiau? Kodėl dabar? Vadinasi, kažkas kažkur pasikeitė. Tai grįžtant prie to įsiveržimo, tai žaidimas į vienerius vartus nėra karas. Tam, kad tai būtų futbolas, tai abidvi komandos turi turėti ir vartus, ir vartininkus. Tai čia irgi labai paprastai. Taigi, šiek tiek karo teorijos. Yra 3 karo sferos. Mentalinė, moralinė ir fizinė. Jos tarpusavy yra persipinusios, nes viena kitą įtakoja. Gilesnis aiškinimas, kas tai yra, tikrai užimtų daugiau laiko, jau reikėtų visos akademinės valandos. Bet šiuo metu aš manau, kad Ukraina visose 3, ką tik mano paminėtose karo sferose, laimi. Įgyja pranašumus prieš rusus. Šiek tiek karo istorijos. 2014 metais Rusija užima Krymą. Labai neužilgo Kryme pastatomas paminklas Jaltos konferencijai paminėti. Tas paminklas yra suoliukas, kur sėdi Čerčilis, Rooseveltas, Stalinas, praktiškai atkartota jums visiems matyta nuotrauka. Konferencija vyksta 1944 metų vasario mėnesį. Rusams lieka iki Berlyno 60 km. Tai yra rimta derybinė pozicija. Rusai jau pasako, ko jie norės. Apie Lietuvą kalbos neina. Eina kalba Lenkija, tas ir taip toliau. Jie jau dalinasi teritorijas. Braukiant paralelę, tai rugpjūčio 1 šiais metais Zelenskis kalba apie galimą diplomatinį sprendimą vienam Prancūzijos žiniasklaidos kažkam. Bet sako, vyriausybė negali nuspręsti, prezidentas negali nuspręsti dėl teritorinio vientisumo pažeidimo. Tai yra, jeigu mes atiduodam kažkokias teritorijas, turi spręsti referendumas. Ko nepasakė, atiduoti negali. Gali mainyti. Čia aš taip galvoju. Gali mainyti. Tai tiek, kiek ukrainiečiai užims, tai bus mainų fondas. Kaip ir dabar, jie renkasi karo belaisvius, vežasi į Ukrainą. Tai yra mainų fondas. Tai yra valiuta. Taigi, prie taktikos. Tas, kas puola, rodo iniciatyvą, išnaudoja netikėtumo faktorių, nes jisai pasirenka laiką, vietą, metodą. Prisiminkim 41-osius, Barbarosą, vokiečiai nerealiai efektyvūs, nes jie puola nepasiruošusius ginti rusus. Žiauriai efektyvu. Ką dar reikėtų pasakyti? Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad karinių požiūrių Krymą išlaisvinti yra paprasčiau negu Donbasą. Ką aš apie tai manau? Manau, kad vyksta tas mentalinio, moralinio, fizinio komplekso žaidimas visose erdvėse. Diplomatiniai, informaciniai, kariniai, ekonominiai. Ir rusai išgirdo, aš manau, kad ukrainiečiai nesiderės dėl Krymo. O iš viso kito darys kažkokią buferinę zoną, kaip zone of separation, atskirimo, demilitarizuota. Ir čia jau bus detalės. Kiek Kursko, Belgorodo, ar Lugansko, ar Donecko. Manau, kad kažkas tokio galėtų būti. Bet jeigu
Krymas, aiškiai pasakyta. Ir tiksliau taip, tarp eilučių. Tai iš esmės reiškia, kad Juodojoje jūroje rusų nėra. Tai reiškia, kad Juodoji jūra yra saugi. Ten viešpatauja taika ir ramybė, klesti prekyba, visi laimingi, keliauja grūdai, nafta. Nu, gal šiandien užteks. Šlovė Ukrainai.